Mane labiausiai nudžiugino, sakyčiau, tai, kad labai daug atėjo senų mokytojų, kurios jau nebedėstė į mūsų tą renginį. Mes tikrai nesitikėjom, kad jų tiek daug ateis. Mes jom nešiojame pranešimus, tokius laiškus, kur pakvietimai buvo. Gavome visų mokytojų, kur anksčiau dėstė dauguma, kas dar esą gyvi, adresus ir ėjome pro namus. Jie labai nustebo, iš kur čia žino vaikai, kur jie gyvena ir taip toliau. Tai buvo labai smagu įteikti tos pakvietimus, jiems jau akis spindėjo džiaugsmu tiesiog. Senesnė karta yra daug draugiškesnė, yra daug šiltesni žmonės, jie nėra tokie susikaustę, manau, kaip dabartiniai, jie yra daug atviresni negu mes. Kad žmonės labiau būtų draugiškesni, nes dabar praeinam kaip neprapažįstamus, tiesiog, kad būtų jaunimas draugiškesnis vyresniesiems. Tie buvę mokytojai visą laiką ateidami į mokyklą atneša tokį ir savęs dalelę, ir tokių savo prisiminimų, kurie, sakysim, dabartiniams mokiniams brangus kaip šeimos prisiminimai, nes jie gali papasakoti apie jų tėvus, apie jų senelius, kokie jie buvo mokiniai. Ir tie pokalbiai, aišku, tokie būna visai neoficialūs, bet labai mieli ir malonūs. Tai va todėl tas kartų bendravimas, taip jau manė mūsų visa iniciatyvinė grupė, yra kaip pagrindas apskritai mokyklos istorijai vystytis ir prisiminti tas istorinės detalės, kurios, sakysim, likę yra tik tai dokumentuose, protokoluose, kažkokiuose įrašuose ir panašiai. Sakyčiau, tą gal nusistatymą pakeitė tokį, kad seni žmonės yra neįdomus, jie nieko negali papasakoti naujo, mes viską žinom. Tai turbūt pamatėm, kad tikrai jie turi daug ką papasakoti ir pasakyti. Šis projektas gimė, kai mus pakvietė dalyvauti rajoniniame renginyje Kuriame Respubliką. Mes nuvažiavome į Trakus, ten vyko posėdis ir liepė sugalvoti idėją, ką mes galėtumėm padaryti. Taigi, mums pirmoji mintis šovė, kad reikia sieti jaunąją kartą su senesne, kad vyktų bendravimas, ko dabar yra trūkumas tikrai. Nežinau, mes kaip ten rašėme, lapinai išplaukė, nes mes rašėm, kokios pas mus yra problemos, tai yra kaip pas mus jauni su senais nelabai bendrauja. Tai ir dauguma iš mūsų, ir aš buvau vienas iš jų, jo taip pamatėm tą ryškų tokį skirtumą, kad nebendravo beveik, todėl ir nusprendėm. Iniciatoriai buvom mes patys, nes mums patiems trūksta bendravimo su vyresnio amžiaus žmonėmis. Iš jų galima labai daug pasimokyti ir jie yra tiesiog daug šiltesni žmonės negu jaunesnė karta. Tai, kad mokiniai, jaunoji karta, turi galimybę pabendrauti su savo tėvų mokytojais ir su vyresniaja karta, tai irgi jau yra didelis pliusas. Nes šiais laikais jaunimas labai dažnai įpratęs labai skubėti, labai bėgti, vertinti tik save, tik naujoves, tik tai, ką jie randa internete. Ir kartais galbūt ta vyresnioji karta yra šiek tiek nustumiama į šalį. Ir būtent šitas proceso tikslas mums yra labai svarbu, kadangi buvo tikrai malonu girdėti ir iš vaikų, kad pradėjus vykdyti šitą projektą, jie sugalvojo tiesiog savo noru nuvažiuoti pas senelius ir būtent jų paklausti, o kaip jūs mokėtės? Tegul tie seneliai net ir ne mūsų mieste gyvena. Ir grįžę pasakojo, kiek klasių baigė, kaip mokėsi, mokyklinių prisiminimų. Tai skatina ir šeimų bendravimą. Ir šitas procesas gal net ir svarbesnis už patį rezultatą, kurio mes tikimės. Išmoko pakantumo kitiems žmonėms, tada tolerancijos, nes vis tiek visi žmonės yra skirtingi. Ir labai daug įdomių istorijų sužinome iš jų, labai daug įdomių faktų apie tai, kas buvo anksčiau ir ko dabar nėra. Vyresnių žmonių gyvenimas buvo tikrai įdomesnis negu dabar. Nebuvo tų naujų technologijų, kaip jie vertėsi, nebuvo jų kompiuterių, vis tiek kompiuterių dabar pagalba daug kas vyksta. Taigi vis tiek, kaip jie mokinosi, visa kita sistema buvo, tiesiog buvo įdomu paklausyti viso to, sužinoti. Pasisemi bendravimo, idėjų naujų, vis tiek
technologijos viską keičia. Dabar žmonės, vaikai sėdi daugiau namie prie kompiuterių negu laukia, ko nebuvo anksčiau. Jie vis tiek ten įdomiausių įvykių prisigalvodavo. Tai man, pavyzdžiui, įdomu pabendrauti, paklausyti jų patirties, jų patarimų. Aišku, kartais jie būna ir gal truputį senamadiški, bet tai įdomus vis tiek. Daugybė senų mokytojų, kurie jau nebedirba, bet yra pensininkai, jie nepamiršta, kad jie buvę mokytojai. Ir mes visą laiką rengiam renginius ir rūpinamės, kad jie atvyktų į mokyklą. Šiemet atgaivinom abiturientų susitikimus, į kuriuos suvažiavo net iš 1-2 laidos. Buvo mokykloje organizuojamas renginys, tai Gerumo savaitė, tai buvo tęstinis projektas ir kai bandėm susijęti, tai pakvietėme mokytojus, kurie jau nebedėsto mokykloje, iš tų senesnių laikų, kurie jau išėjo į pensijas ir darėme jiems renginį. Taigi daug mokytojų susirinko ir tikrai buvo įdomu žiūrėti, jiems labai patiko tas renginys, bendravimas, patys atnešė daug naujo mums. Kai buvo renginys, tai jo, turėjom mes dalį pravesti ir pas mus yra tokia bendruomenė vyresniųjų bočiai. Tai jie šoka, dainuoja, tai mes susitarėm, kad ir jie kažkokią renginio dalį atliktų. O po renginio, kaip ir minėjau, tai susirinkom, ten kaip ir buvo vaišių stalas, mes bendravom, kalbėjom, kad atsirastų tas bendravimas. Kai ėjome kviesti patį pirmąjį renginį, buvo padaryti kvietimai ir mes su jaunesnių klasių mokiniais ėjome pas juos. Ir iš pradžių tai buvo kaip pirmas toks bandymas bendrauti. O po to per tą patį renginį, po renginio buvo pakviesti mokytojai kavos ir mokiniai su jais bendravo, diskutavo, kalbėjosi ir taip toliau. Iš mano pusės tai buvo, ant kiek pasikeitė mokykla, ant kiek pasikeitė visa aplinka. Ačiū Dievui, kaip paminėjau, geresnė pusė, viskas eina geryn. Ir nuo to rutuliuojasi pokalbiai, ten prisiminimus, kokias ten išdaigas, kokie darė jiem, ar jie gal darė, kaip su mokiniais elgėsi, kaip ten versdavo jos mokytis, galima sakyti, neversdavo, kokius darbo metodus naudojo, kad mokiniai labiau mokytųsi, įsitrauktų į darbą ir nebūtų tinginukai. Mokytojai senjorai atvykdami į renginį, jie, sakysim, specialiai parengė dainą tokią, kurią galėtų mokėti ir mūsų mokiniai. Bet tiesiog tam bendravimui, kad tai nebūtų tik koncertas dėl koncerto, bet kad tai būtų bendra daina, bendras bendravimas, pokalbis. Ir sakysim, ir po renginio, ir be prašymo, žinome, būtume juos apdovanoję ir nuotraukom, ir kad jie turėtų tą prisiminimą. Tačiau tikrai vieni kitiem mokytojai, senjorai perdavė ir įvairiausias nuomonės savo, ir pastebėjimus, ir žinoma yra tokių, kurie jau negalėjo atvykti į renginį dėl labai blogos sveikatos. Tai kai paskui mes sužinojom, kad jiems buvo taip smulkiai viskas išpasakota, kas buvo, kas dalyvavo, apie ką kalbėjom, kad tie, kurie taip dėl tokių priežasčių neatvyko, jie vėliau tiesiog sakė, mes jaučiamės kaip pabuvę tame renginyje. Tai aš manau, čia toks net neakivaizdinis tęstinumas buvo, kadangi, jeigu žmonėms svarbu, tai jie apie tai ir kalba. Viskas yra labai susiję. Visos Lentvario mokyklos turi bendras šaknis. Visos jos išaugo iš labai senos, dar XIX amžiuje įkurtos rusų mokyklos. Ir tik 1950 metais toje mokykloje atsirado lietuviškos klasės. Laikui bėgant, mokykla atsiskyrė ir mes seniai jau turim lietuvišką mokyklą, kuria ypač rūpinosi lituanistas Motiejus Šimelionis. Dabar šio žmogaus vardu ir pavadinta mūsų gimnazija. Ir tos šaknys
tos kartos ir visas kartų bendravimas prasidėjo labai seniai. Pagal mūsų mokyklos istoriją, tai kaip jinai pradėjo statytis, tai ją padėjo statyti visi, ir jauni, ir suaugę, ir jau senesni. Tai ten buvo kaip ir toks, to, ko mes ir dabar siekime, kartu bendradarbiavimas. Kartu dirbo, statė ir mes irgi taip norime atrasti veiklą, kur galėtų visi susirinkti ir dirbti kartu, užsiimti, kad bendrautų, suartėtų labiau. Kadangi miestas mažas, vieni kitus visi pažįsta. Ir atsitinka taip, kad mokytojai moko ne tik vieną kartą, bet moko tėvus, paskui moko jų vaikus. Kartais net atsitinka, kad ir trečią kartą moko tie patys mokytojai. Pas mus, kaip ir mieste, daug yra besidominčių fotografija. Ir mes dabar šiuo metu jau daug pririnkom nuotraukų ir dar vis renkam iš senos mokyklos veiklos, iš buvusių laidų, iš renginių visokių. Darysim parodą mokyklai, seniūnijoje ir dar vienoje mokykloje pas mus yra ten lenkų rusų mokykla, bet mes kaip jau ir bendrai. Tai kai darysim parodą, kviesime ir senus, ir jaunus, ir kad tie senesni jau žmonės pristatytų, papasakotų ten, jeigu kokia nuotrauka ten iš būrelio, ką jie ten veikia, kuom užsiminėjo, kad žinotų, kad tiesiog neatsirado viskas taip, kaip dabar yra. Man labiausiai patiko nuotraukų rinkimas, nes tose nuotraukos yra amžinti tokie dalykai, šventės, jų karnavalai, jų sporto šventės, tokie dalykai, kurie niekad nepasimirš ir kurių net neįmanoma papasakoti. Iš pradžių buvo sukviesti visi mokiniai ir jie neįspėti paprašyti, kad jie pažiūrėtų savo tėvelio archyvose, savo senelio archyvose nuotraukų iš šios mokyklos, su mokiniais, su mokytojais ir panašiai. Tada buvo apžiūrėtas gimnazijos archyvas, kuris yra labai platus, kuriame yra labai daug nuotraukų, ir tai pasirinkom. Gimnazijos muziejaus archyve yra nemažas pluoštas nuotraukų. Kiekvienais metais tos oficialiosios nuotraukos, kai fotografuojamos klasės mokytojai, yra archyvuojama, dedama. O šiaip mėgėjiškų nuotraukų aš iš tikrųjų atėjusi čia radau labai daug ir kai kurių žmonių, kai kurių įvykių aš atpažinti negaliu. Tikrai reikia klausti vyresnių mokytojų, net tų, kurie išėjo į pensiją. Kas čia tokie? Kodėl aš ateinu čia? Todėl, kad man įdomu sužinoti, ką veikia galbūt mano seneliai, galbūt rasiu šių nuotraukų, ką veikia mano mama, ką veikia mano giminės, ką aš čia darau. Mes rūšiuojam nuotraukas, žiūrim, galbūt surandam tai, kas mums įdomu, ko dar nesam matę. Manau, ir visiems kitiems bus paskui įdomu, kas vyko anksčiau. Paskui jie sužinos, kaip mes mokėmės ir dar žinos senesnių. Merginas sudomino būtent tikslas rasti pažįstamų tuose senuose nuotraukose. O po to jos jau sutiko atsinešti ir savo šeimos nuotraukų parodai. Jos rūšiuoja, noriai prisijungia, smalsios yra. Domisi istorija. Ir ne tik gimnazijos, bet ir Lentvario. Ir kaimynų net ieško. Malonu pamatyti save jauną tarp mokinių, kurie dabar ir patys jau pasenę ir, ir dirba šitoje mokykloje. Malonu tai, kad mes neužmiršti ir kartu vaikams įdomu, kokie buvo mokytojai tie, kurie dabar senukai, o kokie buvo, kai buvo mokyklai, kai buvo jauni, kai pradėjo dirbti. Tai ir yra toks, sakyčiau, bendravimas akivaizdus per nuotraukas, per ką. Ir labai malonu, kad matai save jauną. Mes rengiame ne tik nuotraukas kaip dokumentacija mūsų muziejui, bet norime parengti ir atvirą visuomeniai parodą Tu ir aš, mano mokykla, kurioje planuojam surinkti įdomiausias, labiausiai mums patikusias, vertingiausias nuotraukas, sudėti jas taip, kad jose būtų toks lyg laiko tęstinumas ir greta galėtume įdėti nuotrauką, kur
matosi mokytojas tik pradėjęs dirbti ir jau mokytojas senjoras, jau lyg ir nuėjęs tą savo pedagoginio darbo kelią. Vyresni žmonės neturi su kuo tiek daug bendrauti. Jiem reikia vis tiek su jaunesniais, jiem įdomu patiems paklausyti, kas dabar vyksta. Ir kai matai gatvėse, kad ten močiutė vos neša maišą, tarkim, ir niekas nepadeda, sunku žmogui, reikia kažkaip motyvuoti, kad jaunimas daugiau jiem padėtų, nes negerai. Reikia bendravimo tarp vyresnių. Sužinote, ką jų močiutės veikia dėdukai anksčiau. Iš tikrųjų yra labai smagu bendrauti su žmonėmis, kurie yra daugiau už tave patyrę, kurių gyvenimo patirtis yra daug platesnė už tavo. Tai tiesiog jau iškart teikia daug malonumo. Tai, kad mokiniai bendrauja, tai, kad jie nori, tai, kad jie pagaliau vertina tai, ką išgirsta, tai irgi labai gerai, kad jie atsisuka į vyresnę kartą. Kartais patarimo, kartais tiesiog šilto pabendravimo. Aš manau, kad šis projektas ugdo pakantumą jaunose žmonėse, kadangi jie prisibijo to bendravimo su senesniais, jie mano, kad jis yra neįdomus, bet reikia tik trupučią pakantumą, kad suprastum, kad tai yra labai reikalinga ir naudinga. Tai pirmiausia, aišku, tolerancija. Kaip jau minėjau, tas atsisukimas, atsigręžimas, bendravimas su vyresniaja karta šiuolaikiniam jaunimui labai reikalingas. Taip pat kartu ir pilietiškumą, juk bendrauja su vyresnė karta, kartu mokosi išreikšti ir pagarbą, ir savo jausmus, ir patirtį apibendrinti. Tai kartu kaip ir tyriamieji darbai atliekami, nors gal kai kalbėjo apie bendravimą su žmonėmis, šitas terminas ir ne visai tiktų, bet tai, kad mokiniai apibendrina tai, ką jie sužino, ką jie gauna, ką jie patys patiria, tai aš manau irgi yra savotiškas tyriamasis darbas, nes jie paskui jau gali pateikti išvadas ir sužinoti daug naujų dalykų. Gerumas, kai šypsaisi. Gerumas tai yra viskas tai, kas yra gerai. Kai žmogus gali padėti. Pagarba bet kuriam išgyvenimo objektui. Pagarba šeimos nariui, draugui. Kultūra pas žmogui yra. Tolerantiškas su kitais. Pats dovana gerumą ir visus sutiks, jeigu pas dovana. Gerumas, man atrodo, kiekvieno širdyje yra. Visur, mano kabinete. Man atrodo, kad ir išvaizda žmogaus rodo, kad koks žmogus yra. Net žvilgsnis jo būna toks. O verta būti geram? Verta. Gal gyvenime geram žmogui yra sunkiau negu blogam. Visada ristis į pakalnę yra lengviau negu lipti į kalną, bet verta. Projekto turinys susijęs ne tik su kartų bendravimu, tačiau ir su bendromis temomis, kurios rūpi įvairioms kartoms. Ir gerumas tai turbūt yra ta tema, apie kurią galima kalbėti ir kalbėti. Šio filmuko veikėjai išeina į misiją ieškoti gerumo. Kas tai yra? Iš pradžių gali pasirodyti, kad gal iš viso nėra gerumo, kai pagalvojam apie šių dienų įvykius, šių dienų aktualijas. Tačiau visgi pasirodo, kad gerumas yra. Ir ne tik yra kažkur toli, bet čia pat, šalia mūsų, kiekvieno širdyje, kiekvieno aplinkoje. Ir apie gerumą galvoja ne tik mokytojas, ne tik projekto vadovas, bet apie gerumą galvoja kiekvienas žmogus ir pasirodo kiekvieną dieną. Ir šiame filme tiek vaikai, tiek vyresni žmonės, tiek mokytojai, tiek visai nemokytojai kalba apie gerumą ir bando atrasti tą žodį, tą frazę, kuris visgi įrodytų ir kitam pasakytų, tai kas yra gerumas.
Pirmiausia, tai yra mokinių kūryba ir jų iniciatyva. Antra, tai kad patys mokiniai kuo daugiau siūlytų savo idėjų ir kuo daugiau jų matytųsi iniciatyvos. Ir trečia, turbūt, kad būtent su tuo kartų bendravimu, kad jie patys pamėgintų pakalbinti tos žmonės, susipažintų su vyresniais žmonėmis, ar ne, ir iš tikrųjų kažką iš to bendravimo, kažką jie patys savo pasimtų. Tai būtent man pirmiausia, būtent ką mokiniai, ką jie gali pasiūlyti savo naujo, savo kūrybos. Tai tiesiog viskas prasidėjo nuo to, kad pradėjom kalbėti apie gerumą ir užbaigėm tuo kartu bendravimu. Iškėlėm tokį ir klausimą, kas yra gerumas, kad pamatyti, kaip skirtingos kartos pasakoja apie tai. Ir, pavyzdžiui, iš mano pusės tai labai matosi, kaip jaunesni mokiniai pasakoja, mokytojai ir jau vyresnio amžiaus žmonės, nes kai jau paklausai vyresnio amžiaus žmonės, tai jie, galima sakyti, remiasi viskom tik patirtimi. Jau sako iš patirties, ten vieni sako, jauni žmonės dažniausiai sako ten, kaip ir iš knygos citato, kokią panaudoja gyvenimas, tai toks gerumas yra tas, ir to eina, galima sakyti, per gyvenimą. Jau senesni, tai jau jie grinai iš savo patirties, galima sakyti. Visas tas kūrybinis procesas, ar ne, jis buvo labai smagus tiek man pačiai, tiek mano mokiniams, būtent kurie dalyvavo šiame projekte. Tai tų gerų emocijų atnešė, manau, labiausiai patiems dalyviams, ar ne? O visai gimnazijos bendruomenė, aš manau, kad bet kokie projektai, kurie vyksta gimnazijoje, jie turi pliusą. Filme dalyvaujantis ir kalbinti mokytojai taip pat yra kaip ir mokyklos istorijos dalis, kadangi filmuota medžiaga išlieka ilgai. Kaip ir nuotraukos, kaip dokumentai, jie atsidurs muziejui ir kažkada po daugelio metų, galbūt mūsų vaikams ir jų vaikų vaikams, o gal net ir proseneliams, pasakos apie tai, ką mes šiandien veikėme, ką mes šiandien darėme, kuo gyvename, kas mums buvo svarbu. Pagaliau ateinanti karta turės galimybę pamatyti ne tik nuotraukoje savo mamos ar močiutės mokytoją, tačiau išvysti ir filmuotą vaizdinę medžiagą. Todėl tie filmų kadrai turi labai didelės reikšmės. Tai ne tik filmas kaip filmas, tai ne tik gražus laiko praleidimas, tai ne tik bendradarbiavimas ir medžiagos rinkimas, tačiau kartu tai ir medžiaga istorijai ir būsimoms kartoms. Trumpai visur, kas yra gerumas? Kas jūsų nuomonė yra gerumas? Man nesuprantamas dalykas. Gerumas? Ai, gerumas. Kas yra gerumas? Šie mokytojai labai patenkinti. Jie labai noriai visada ateina į mokyklą, nes, kaip patys sako, mūsų čia prabėgo jaunystė. Kadangi šitas pastatas yra tas, kur jie pradėjo dirbti. Šita mūsų mokykla šitoj patalpoj pradėjo veikti nuo 73 metų. Tai jūs patys įsivaizduojat, kiek praėjo metų ir tie mokytojai, kurie dabar jau nebedirba, jie tiesiog čia savo gražiausius metus atidavė. Ir pilna čia jų prisiminimų, kiekvienas kabinetas, kiekvienas koridorius, klasė, viskas jiems tai šitai tą primena. Ir jie tikrai labai su noru ir kiekvieną kartą atėję mums sako iki pasimatymo. Jie nenori sakyti viso gero, jie tik sako, dar paskubėkit, kol aš dar esu, dar surengti dar vieną kitą šventę. Per šituos renginius mes susitinkam su savo jaunais kolegomis, susitinkame su mokiniais, kurių tėvus net mokėme. Ir šitas renginys mums labai reikalingas ir įdomus, todėl kad pasijauti, kad tu nesi užmirštas,
kad tave dar prisimena. Taip pat matai, kaip mokykla keičiasi, kaip keičiasi jaunimas. Ir toks bendravimas turbūt jaunimui turi įtakos. Kažkaip daugiau ugdoma pagarba senam žmogui. Nes taip tai atrodo, tai ką jau, tu pensininkas, tai tu niekam nereikalingas. O čia pasijauti, kad tu dar reikalingas, kad tave prisimena. Ir tai labai mums gera. Ir aišku, kolektyvas vėliau mus ir vaišina. Ir mes jaučiamės lyg tai esame to kolektyvo nariai. Ir tai labai malonu. Mokytojas tokia specifinė profesija. Kitam darbe kartais žmogus dirba, uždaro duris ir jis jau namuose, o mokytojas, geras mokytojas visą laiką širdimi yra su savo mokiniais. Matyt, todėl jie taip ir nori, šie mūsų, kaip mes juos vadiname, mokytojai, senjorais, jie nori atvykti ir pabendrauti su dabartiniais mokytojais, kurie dauguma irgi yra jų mokiniai. Kas būdinga mūsų mokyklai, kad labai daug mokytojų, dabartinių mokytojų yra patys baigę šią mokyklą. Tada dar buvo vidurinė mokykla ir patys dabar jau čia dirba ir jų vaikai mokosi čia. Tai va būtent šis pastebėjimas, kad žmonės neišvyksta iš miestelio, o lyg ir kartos keičiasi ir šitam pastate tos kartos keičiasi, irgi leidžia taip nuspėti ir manyti, kad teisingai pasirinkom projekto temą, nes jinai yra aktuali. Aš tikiuosi, kad ta archyvinė medžiaga bus ir toliau renkama ir kaupiama, bet kad nenutrūktų ir tas bendravimas, tie renginiai, ir tai taps kasmetiniu renginiu, kasmetiniais renginiais, aš tikiuosi. Kiekvienas su savo močiute, seneliu bendrauja normaliai, bet tai, kad ten koks kitas žmogus, jaunuolis su kitu vyresniu žmogum kažkaip, sakau, kaip prisibijo ir negali kažkaip bendrauti, nebendrauja. Nėra tokio. Svarbu įsaugoti šį bendravimą, kad nenutrūktų tas ryšys tarp vyresniosios ir dabartinės kartos. Vieni iš kitų galima daug pasisemti žinių, naujienų ir šiaip bendravimo reikia ir jaunesniems, ir vyresniems. Visada bendravimas buvo reikalingas ir bus. Aš supratau, kad senesnių žmonių reikia išklausyti, kad reikia įsiklausyti tai, ką jie kalba, nes tai labai įdomu, labai vertinga. Dažniau kviesime mokytojas bendrauti pas mus į mokyklą ir nemanau, kad šis projektas susibaigs. Aš supratau vieną konkretų dalyką, kad reikia su visais žmonėmis bendrauti ir ne tai, kad tik su jaunais, vyresniais, su visais reikia bendrauti, kad reikia kitų išmokti klausyti ir atsirinkti tai, kas tau reikalinga.